Taigi mes turime kitą programos mūsų dalį, kuri kalbės apie Medžiugorjės vieną iš vaisių. Ir turime svečiuose Mary's Meals atstovę Rūžą, kuri papasakos truputėlį mums apie organizaciją, apie šį vaisių ir kaip jūs galite prisidėti prie šios misijos. O taip pat bus filmukas ir paskui mums papasakos tėvas Sigitas, kas vyksta Lietuvoje šio klausimu. Hello everyone. Sveiki visi. Welcome to Medjugorje. Sveiki atvykę į Medžiugorję. My name is Rūža and I will tell you a little bit about Mary's Meals. Mano vardas Rūža ir aš jums truputėlį papasakosiu apie Marijos patiekalus arba Marijos valgius lietuviškai. So Mary's Meals is a charity organization. Tai yra karitatyvinė organizacija, labdaros organizacija, that is feeding children in schools. Kuri maitina mokinius mokyklose, vaikus. Every day we provide more than 3 million meals. Kiekvieną dieną mes teikiame daugiau negu 3 milijonus patiekalų. So feeding more than 3 million children every day. Taigi yra pamaitinami daugiau nei 3 milijonai vaikų kiekvieną dieną. We have a program in 16 countries. Mes turime savo programą, kuri vyksta 16 šalių. And those are some of the poorest countries of the world. Ir tai yra vienos skurdžiausių šalių pasaulyje. Our founder is from Scotland. Mūsų įsteigėjas yra iš Škotijos. And his name is Magnus. Jo vardas Magnusas. Even though he is from Scotland, our story started in Medjugorje. Ir netgi tai, kad jisai yra iš Škotijos, vis tiek istorija visa prasidėjo Medžiugorjoje. So we can say that we are one of the fruits of Medjugorje. Taigi mes galime pasakyti, kad mes esame vienas iš Medžiugorjos vaisių. Everything started in 1983. Viskas prasidėjo 1983-aisiais, when he was just 16. kai jam tebuvo 16 metų. He heard about the operation of Our Lady and he came to Medjugorje. Jisai išgirdo apie Dievo motinos apsireiškimus ir atvyko į Medžiugorję. Medjugorje changed his life. Medžiugorė pakeitė jo gyvenimą. He loved people here. Jisai pamilo žmonės čia. So thanks to that, 10 years after, Ir dėka to, po 10 metų, during the 90s, 90-aisiais, he was helping us during the war. jisai mums padėjo per karą. He traveled 22 times in 1 year Jisai vienus metus atvyko 22 kartus, to deliver all the donations that people in Scotland collected for us. kad pasidalintų visus tą labdarą, kurią surinko žmonės, kurie teikia pagalbą Škotijoje. So that was the start of his charity work. Tai prasidėjo jo labdaringa darbo istorija. After he helped us, Kai jisai mums padėjo, he helped some other countries, jisai padėjo taip pat ir kitoms šalims, like Liberia, Romania, kaip Rumunija, Liberija. and then in 2002, O tada, 2002 metais, he helped Malawi. jisai padėjo Malawi. The situation there was very difficult. Ten buvo situacija labai sudėtinga. People were dying of hunger. Žmonės mirė nuo alkio. Also the problem was that children didn't go to schools. O taip pat problema ta buvo, kad vaikai nėjo į mokyklas. He met one young boy, Jisai sutiko vieną jauną berniuką, Edvardą. He was just 14, Jam tebuvo 14 metų. and he asked him, Ir jis jo paklausė, what do you want the most in life? ko nori daugiausiai gyvenime. And he said, I want to go to school and have enough food to eat. Ir jisai atsakė, tas berniukas, aš noriu lankyti mokyklą ir turėti pakankamai maisto pavalgyti. That was all he wanted at just 14 years of age. Ir tai buvo viskas, ko jis norėjo, būdamas 14 metų. So Magnus was inspired to start a program of feeding children in schools. Taigi taip Magnusas buvo įkvėptas pradėti programą, kurios metu būna maitinami mokiniai mokyklose. He named our organization after Our Lady. Jisai pavadino organizaciją pagal Dievo motinos vardą.
And he started with 200 kids in Malawi in 2002. Taigi jisai pradėjo maitindamas 2002 metais Malavyje vaikus. So like I said, now, today we're feeding more than 3 million children. Ir kaip aš jau minėjau, šiandien mes maitiname daugiau nei 3 milijonus vaikų. People can help by donating to Mary's Meals. Žmonės gali prisidėti, padėti dovanodami paramą šiai iniciatyvai. For 22 euros, Už 22 eurus you can feed one child for one school year. jūs galite pamaitinti vieną mokinį ištisus mokslo metus. That is possible because Tai yra įmanoma dėl ko? we have a lot of volunteers. Nes mes turime labai daug savanorių. Those are usually moms and grandmothers who prepare the meals. Dažniausiai tos savanorės yra motinos arba močiutės, kurios paruošia maistą. And other volunteers around the world Ir kiti savanoriai visame pasaulyje, who raise awareness and funds for Mary's Meals. kurie skleidžia žinomumą ir taip pat renka paramą Mary's Meals. Also, we buy ingredients for our meals from local farmers. Taip pat yra perkami ingredientai maisto iš vietinių fermerių arba valstiečių ūkininkų. We support the local economy. Ir tokiu būdu paremiama vietinė ekonomika. And at the end of the day, they eat their traditional food. Ir galiausiai jie maitinasi savo tradiciniu maistu. Mary's Meals is a very simple solution Mary's Meals yra labai paprastas sprendimas to world hunger. Atsakyti į pasaulio alkį. 93% of all the donations 93% netgi visų paramos visos go directly for our charity work. Pasiekia būtent tą labdaringą darbą. And 7% O 7% for administrative costs. administraciniams kaštams padengti. The mission is growing every day. Tai ši misija auga kiekvieną dieną. So we also are trying to have more presence in your country. Taigi mes irgi stengiamės turėti daugiau matomumo ir jūsų šalyje, Where we have help from Father Sigitas, kur mums padeda tėvas Sigitas. who will later tell you a little bit more about what he does in Lithuania. Jisai jums truputėlį vėliau papasakos, kas yra daroma Lietuvoje. We have a very short film for you, 7 Mes minutes, turime 7 minučių filmuką jums parodyti, that we can watch together. į kurį galime kartu pažiūrėti. And later we hear from Father. Ir toliau jums papasakos kunigas Sigitas truputėlį. Thank you. Ačiū labai. Lights off. Marijos valgiai pradėjo veiklą 2002 metais, maitindami 200 vaikų Malavyje. Šiandien daugiau nei 2 milijonai skurstančių vaikų kasdien gauna Marijos valgius mokykloje. Jūs žinote, kad čia Medžiugorjėje kiekvieno mėnesio 2 dieną mergelė Marija duoda mums pranešimus ir mus moko būti meilės apaštalais. Marijos valgiai yra meilės apaštalai. Tai daug daugiau nei maitinimas ir švietimo programa, tai daro didžiulį įtaką daugeliui. Dauguma iš jų visą dieną prieš ateidami į mokyklą nieko nevalgė. Dabar jie turi paskatą ateiti į mokyklą, tapti bendruomenės dalimi, jie pavalgo, todėl geba susikaupti. Kai su jais kalbės, jie dabar sako, nori būti gydytojų, teisininkų. Švietime jie staiga įžvelgia galimybę. Turėjau didelę tikimybę tapti gangsteriu. Tačiau laimiai suradau Marijos valgius. Suradau mokyklą. Marijos valgiai maitina mane jau beveik 12 metų. Dabar pradedu turėti naują svajonę ir suprasti, kad iš manęs gali išeiti kažkas gero, ne tik blogo. Kai lankai šios bendruomenės, tėvai, motinos, vaikai nekantrauja, norėdami atsistoti ir pasakyti, tai tikrai pakeitė mūsų gyvenimus. Tai padarė įtaką jų gyvenimai, tai pakeitė jų nuostatą, padidino pasiekimus ir perkeitė jų gyvenimus. Gana sunku suvokti, kaip greitai ir kaip labai tai išaugo. To šaltinis yra Medžiugorjė ir siekis atsiliepti į Dievo motinos čia išsakytą kvietimą į šventumą. Apie 1980-uosius, būdamas paaugliu, su savo broliais ir seserimis nuvyko į Medžiugorję.
Ir tai iš tiesų pakeitė mūsų gyvenimus daugeliu būdų. Tai patvirtino mūsų viltis ir svajones, kad iš tiesų mūsų dienomis šiuo metu Dievo motina mums apsireiškia. Buvo maloniai žinoti, kad mūsų dangiškoji motina buvo su mumis ir kad visas mūsų gyvenimas tam tikrų subtilių būdų pasikeis. Nuo pat pirmos kelionės žinojome, jog mūsų gyvenime įvyks esminis pokytis, kad mums tereikia pasitikėti mūsų dangiškąją motiną, kasdien stengtis vykdyti Dievo valią ir mums paaiškės, ką tiksliai jie yra mums suplanavusi. Tai pradėjo aiškėti, kai mano abu tėvai pajuto, jog Dievas juos kviečia paversti savo namus rekolekcijų namais, šeimos maldos namais. Tai buvo nuostabu, didžiulė dovana mums. Visi tie nuostabūs žmonės pradėjo atvykti į mūsų namus. Tai bėgo metai ir Bosnijoje prasidėjo karas. Mums visiems tai buvo siaubinga, kažkas, ko niekada nebūtume galėję įsivaizduoti. Mūsų namuose buvo ypatingai liūdna, nes toji šalis mums reiškia labai daug. Joje buvo Medžiugorje. Turbūt pradėjome suprasti Dievo motinos plano toje vietoje didumą. Pradėjome kalbėtis apie idėją padaryti nors kažką mažo, kad jiems padėtume. Tuomet paruošėme mažą, labai paprastą kvietimą, prašydami žmonių paaukoti būtiniausių dalykų, maisto, drabužių. Žmonės pradėjo siųsti visus tos dalykus čia, tad paprašiau tėčio paskolinti jo pašiūrę, kad galėtume sukrauti tas dovanas, kurios buvo atsiunčiamos. Kažkas dovanojo seną Land Roverį, mes jį prikrovėme, nuvežėme į pabėgėlių stovyklą šalia Medžiugorjės ir išdalinome pagalbos siuntą. Kai grįžau namo, radau čia prikrautą kalną maisto ir drabužių, kuriuos žmonės nesiliovė siuntė. Tuomet meldžiausi ir mąsčiau apie tai ir galiausiai nusprendžiau išeiti iš darbo. Pardaviau savo namą, kažkas man davė sunkvežimį ir tiesiog pradėjau važinėti į Bosniją pirmyn ir atgal. Metams bėgant mūsų darbas plėtėsi, įsitraukėme į namų statybą apleistiems vaikams Rumunijoje, sveikatos klinikų statybą Liberijoje žmonėms nukentėjusiems nuo baisaus pilietinio karo. Darėme daug skirtingų darbų. Nebuvome susitelkę ties kokiu nors vienu dalyku. 2002-aisiais perskaitėme pranešimus apie baisų badą ištikusi Malavį. Tais metais pirmą kartą nuvykome ir viename iš kaimų sutikau šeimą, kurios motina buvo numirštanti, vyras jau miręs. Tada paklausiau vyriausiojo vaiko, vardu Edvardas, sėdinčio šalia jos. Jam buvo apie 14 metų. Mums besikalbant klausiu jo, Edvardai, kokių turi vilčių, siekių, svajonių? Jis pažvelgė į mane ir pasakė, norėčiau turėti pakankamą maisto pavalgyti ir vieną dieną pradėti lankyti mokyklą. Ir tai buvo viskas, visi jo siekiai būnant 14 metų. Edvardo žodžiai tikrai rado atgarsį manyje. Jie paskatino apie tai daugiau susimąstyti. Netrukus po to mes pradėjome Marijos valgius, tą paprastą iniciatyvą, kasdien suteikti vieną valgį mokykloje alkanam vaikui, kad būtų patenkintas jo būtinas poreikis maistui. Tačiau tuo pat metu siekime šalinti jų skurdo priežastį, galindami juos eiti į mokyklą, kad įgautų išsilavinimą, padėsinti išsilaisvinti iš skurdo. Šiandien Marijos valgiai maitina vaikus 16 šalių. Tikrai jaučiu, kad būtent tai ir yra toji užduotis, kurią Dievas mus ruošia per visus tuos metus. Aš tokia laiminga, kad egzistuoja Marijos valgiai, nes pažindama palaimintąją motiną Mariją, pasilikdama su ja tiek metų, patyriau jos motiniškumą, kaip labai ji kenčia dėl mūsų vargų. Ir esu tikra, kad ji šypsosi žvelgdama į Marijos valgius, nes jie padeda tiems, kuriems tikrai to reikia. Nuostabu pagalvoti, kad šiandien daugiau kaip 2 milijonai vaikų kasdien gauna Marijos valgius. Marijos valgiams išmaitinti vaiką visus mokslo metus tai kainuoja 22 eurus.
would like to invite you to pray for us. Aš norėčiau pakviesti jūs melstis už mus, But also maybe to think how you can help us in Lithuania. bet taip pat galbūt ir pagalvoti, kaip jūs Lietuvoje galite mums padėti. There are so many ways in which you can help. Yra tiek daug būdų, kaip jūs galite prisidėti. We left leaflets with more information. on Mes the- palikome tokias skrajutes su daugiau informacijos prie įėjimo. Matysite, mergina pakels ranką, bet prie jos. Dar palaikyk. Yeah, keep your hand up. Also the praying cards that you can take and pray for us. Taip pat ir malda, kortelė su malda, kur jūs galite paimti ir melstis už mus. While you're here in Medjugorje, really think about how you can get involved. There is a form in there with the leaflets. Kol jūs esate Medžiugorėje, taip pat galite pagalvoti, kaip jūs galite įsitraukti. The form is there if you want to leave your contact and be in touch with Father Sigitas, but also us in Medjugorje. Ir jeigu norėsite prisidėti, ten yra formos, kurias galite užpildyti, kontaktus palikti ir mes su jumis susisieksime tiek tėvas Sigitas Lietuvoje, tiek mes Medžiugorjės. Maybe if you have some ideas, Galbūt jums kažkokių idėjų kils minčių, you can share them with us. And we jūs can galite help you. pasidalinti ir mes galime jums padėti arba. Now, Pažiūrėti. Father Sigitas. Ir dabar žodis tėvai Sigitai. Thank you, ačiū labai už tai. Tai man tai labai gražu, kad kaip tik Medžiugorje yra tie du tokie didžiausi vaisiai, kurie yra įgavę organizacijų pavydalą. Ir būtent Marijos radijas, kuris maitina žmogaus sielą, ir Marijos valgiai, kurie maitina žmogaus kūną. Ir tai yra tokios kaip dvi pačios didžiausios organizacijos šalia kitų vaisių, kurie yra, kaip žinote, gal jau prieš daugiau metų Medžiugorės svetainėje buvo parašyta, kad yra apie 400 stebuklingų išgydymų dokumentuotų, daugiau ar mažiau dokumentuotų, 600, bet turbūt daugiau pašaukimų į kunigystę, pašvestą gyvenimą. Aš irgi savo pašaukimą į kunigystę radau būtent per Medžiugorję ir Medžiugorės pranešimus. Ir taip pat daugybė kitų organizacijų, kurios daro įvairius gerus darbus, tūkstančiai maldos grupų visame pasaulyje. Va tikrai tie patys Medžiugorės pranešimai, jie gali labai pagyvinti maldos grupės veiklą. Bet štai kaip jūs galvojate, lietuvis, kuris gauna minimalų atlyginimą, už kiek pasaulio žmonių yra turtingesnis procentais? Maždaug lietuvis, kuris gauna minimalų atlyginimą, kiek pagal savo perkamąją galią, už kiek pasaulio žmonių yra turtingesnis? Kiek? Nu panašiai, 81, tai čia maždaug prieš kažkiek laiko tyrinėjau. Tai daugiau kaip mes esam, net tas, kuris gauna minimalų atlyginimą, yra turtingesnis už daugiau negu 80% pasaulio žmonių, nekalbant apie kunigus, taip? Bet ką tai reiškia, kad Lietuvoje mes nenuvertinu tos paramos Lietuvoje, mes visą laiką turim padėti savo artimiesiems, bet labai dažnai, kaip rodo praktika, iš tikrųjų ta parama nueina, pavyzdžiui, žmonėms, kurie turi priklausomybių ir jiems iš tikrųjų kitokios paramos reikia, ne tiek tos materialinės. Bet yra pasaulyje žmonių, kurie iš tiesų badauja ir iš tiesų miršta iš bado. Ir man buvo labai irgi gražu šito kūrėjo Magnuso, kuris beje 2015 metais yra Time žurnalui įtrauktas į vienu iš 100 įtakingiausių pasaulio žmonių. Netgi CNN buvo įpakvietę tarp 10 atrinktų CNN herojų kažkuriais metais, kurie daro tikrai įtaką pasauliui. Ir mane labai žavi jo tokia drąsa, kaip jisai pats net ir per karą nebijojo važinėti į Bosniją ir į kitus karštus taškus. Pavyzdžiui, net dabar Haityje jie maitina viename mieste, maitina vaikus, kurio 90% valdo mafija. Ir tai yra tikrai tokie sudėtingi taškai. Ir tai, kad mes tais 22 eurais galime padėti išmaitinti vaiką visus metus, tai to tikrai nebūtų be jų drąsos ir be tų 10 000 savanorių, kurie ten keliasi anksti, verda tas košės ir panašiai. Ir taip pat man tai asmeniškai yra motyvacija irgi pasninkauti, nes kaip žinia, iš Medžiugorės pranešimų pats sunkiausias yra pasninkas, trečiadienis ir penktadienis, taip. Ir kai tu gali tą pasninką iš tikrųjų susijęti su gerais darbais, pavyzdžiui, paremti Marijos radiją, paremti Marijos valgius, ar dar kažkam geram paskirti,
tai yra motyvacija pasninkauti ir taip pat yra motyvacija irgi atsakingai leisti pinigus, kuriuos mes turime, pagalvoti, kad kas čia yra, gali nueiti į kavinę už 20 eurus, bet ten vaiką galėsi pamaitinti visus metus. Čia kaip vieną tokį pasakojimą esu girdėjęs, kada ateina žmogus į turgų ir pamato žmogus pardavinėja vargšas kiaušinius. Na, sako, tai kiek kiaušiniai? Sako, euras. Nu, sako, už 50 centų paimsiu. Nu, gerai, sako, šiandien dar, sako, niekas nenupirko. Sako, imkite už 50 centų, gal kažkas pirks paskui. Nu, ir tas žmogus paskui vakare eina su savo draugu, reiškia į kavinę, pas savo draugą ir į restoraną. Ir sako, va, kaip čia man viskas patinka, palieku tavo 50 eurų arbatpinigių. Tai vat, dažnai mes irgi taip elgiamės, kad mes kartais, padaikaudami paremiame turtingus, bet iš vargšų išplėšime tos pinigus. Taip, tai vat, labai svarbu irgi tas teisingumas padėti tikrai vargstantiems. Ir taip pat keleriopa nauda yra irgi, kad mes skleidžiame, ne tik tai padedame žmonėms nuo bado, bet ir tai padeda jiems įgyti išsilavinimą tose šalise, nes dauguma tų vaikų, jeigu jie negautų maitinimo, jie neitų į mokyklą. Nes jie priversti būtų arba tėvų dirbti, arba gatvėje ieškoti maisto, nes jie tikrai badauja. Kaip ten sako, Afrikoje turtingas žmogus valgo kartą per dieną, neturtingas kartą per 3 dienas. Tai taip pat jie įgyja kažkokią tai profesiją, jie apsaugomi mokykloje nuo priklausomybių gatvėje, nuo nusikalstamumo. Taigi yra labai didelė nauda, kad jie gauna maitinimą mokykloje. Ir be abejo, kad tokios organizacijos labai svarbu irgi atrasti tą pasitikėjimą. Ar tai iš tikrųjų yra, nėra kažkoks gudriai sugalvotas verslo planas, kažkam susikrauti daug pinigų iš tokio lengvatikystės. Tai, man asmeniškai padeda pasitikėti paties Magnus savo tas tikėjimas ir tai, kad jie iš tikrųjų tiki mergelės Marijos pranešimais, tiki Jėzaus Evangeliją ir jie to gyvena. Net kaip sakoma apie Valterą, kad jisai nors pats buvo ateistas, bet sako, norėčiau, kad mano tarnaitė ir žmona būtų krikščionės, nes kitaip jos mane nunuodys. Nes aš netikėjau, kad krikščionės to nepadarytų. Tai vat, ir kartu dar išgirstam ir Mirjanos liudijimą, ir pavyzdžiui, tokių žymių žmonių kaip Celine Dion, pavyzdžiui, Gerardas Butleris ir kiti. Daug tų žymybių jos reklamuoja Marijos valgius ir tikrai tam mato tai kaip labai gražų sprendimą. Ir aišku, labai gaila, kad atrodo vienas tankas praktiškai kainuoja tiek, kiek va čia tos vaikus kainuoja pamaitinti visus metus, visus tos 3 milijonų. Bet štai mes irgi galime prie to prisidėti. Pavyzdžiui, galime skleisti žinią, kažkam padovanoti tą lankstinuką. Yra lietuvų kalba ir keletas filmų išverstų įgarsintų, galite rasti, tiesiog įsivesti Marijos valgį arba ant to lankstinuko atrasti YouTube'o ir Facebook'o kanalą. Ir taip pat knyga yra jau išversta ir ruošiama spaudai. Galite gauti ir čia apsilankę pas jos anglišką variantą. Ir šiaip internete rasite ir lietuviškai įgarsinta su dirbtiniu intelektu dalį tos knygos audio knygą. Kai galite paklausyti. Labai įdomi knyga apie visą tą istoriją, kaip jie ten keliavo po tos visus karštus taškus ir kaip tie Marijos valgiai augo. Tai labai ačiū Jums už dėmesį ir jeigu norėsite, tai galėsite žinoti, kad yra tokia organizacija, kuri štai daro tokį gerą darbą tiems žmonėms. Ir labai rekomenduoju, yra toks filmas dar ilgesnis, 31 vaikas vadinasi. 31 vaikas. Tai labai rekomenduoju jį pažiūrėti, jis tikrai taip labai giliai atskleidžia tą Marijos valgių misiją. Ačiū.